Sveiki visi, čia Paulius iš Dirk Shop komandos. Šiandien bandysiu birdinti kiekvieną Vingio disc golf parko krepšį. Taigi, šiandienos iššūkis toks. Bandysiu birdinti kiekvieną krepšį, bet metęs blogą metimą nekartosiu jo, o kad gaučiau šansą vėl birdinti tą krepšį, reikės praeiti visus krepšius, visą ratą aplink parką. Tai iš esmės, jeigu pirmu ratu nebirdinsiu 3 krepšių, tai vis tiek turiu žaisti visus krepšius, kol prieisiu iki tų krepšių ir vėl turėsiu galimybę juos birdinti. Tai žiūrėsim, kiek ratų reikės, kad pasiekti tobulą rezultatą. Pirmas krepšys, 56 metrai par 3, tiesiai. Pradedam su tiesiu patyriuku metimu. Dar, skip. 8 metrai. Kokius šiandien reikia susimest, norint ilgai neužsibūt. Na ką, jeigu dabar pažiūrėjai timeline'ą video, matot, kad ilgas video, tai suprantat, kad turbūt nepataikiau, sirkau vienas patų ir teko daug ratų daryti. Antras krepšys, 60 metrų par 3. Krepšys tunelio gale. Labai svarbu prasimest pirmą tarpą, o paskui jau bandyti atakuoti. Su heksu atviru tarpą. Oi, ne į tarpą. Metimas ten krūmuose, tai dėl trauino galimybės filmuoju krepšį, jokio pointo cheatant. Nulis iš 2, trečias krepšys, kem 5 metrai par 3, šis vėl tiesiai, pats laikas žymėti pirmą krepšį. Čia turėtų būti birdis. Vieną turim. Tas krepšys 56 metrai, tiesiai irgi krepšys turi kelis medžius gynėjus pačioj pabaigoj. Bandysim su zonu atviru. Penktas krepšys, 52 metrai. Krepšys užsisuka į kairę. Čia pradžioj turim mando medį kairėje, reikia apeiti jį iš dešinės. Manau, šitas ir antras ir šitas krepšiai, kurie gali daugiausiai problemų sudaryti šitame iššūkį. Žiūrėsim. Labai draugiškas medis padėjo iššokti beveik į bulzajų. Kol kas einasi puikiai, be pirmo krepšio pataikyto pato, tai labai šauniai.
Šeštas krepšys, 59 metrai par 3. Stipriai užsisuka krepšys į dešinę. Nu, lubos dabar paaukštėja, gal kai nėra medžių, bet vis tiek nėra lengvas krepšys. Svormas, daug haizerio, stipriai. Žiūrėsim, ką turėsim. Kabino, bet jaučiu, kad parkt. Septintas krepšys, 67 metrai par 3. Turim mando medį dešiniai, reikia apeit per kairę. Krepšys irgi sukasi į dešinę. Imam undertakerį, bandom parkint. Eik. Kaip gražiai flipino. Pasirodo, kikas buvo į priekį, ne žemyn. Dar vienas bulzajus. Aštuntas krepšys, 49 metrai. Krepšys truputį dešiniai, reikia tunelį tiesiai praeiti ir kad kažkas dešinę užsibaigtų. Puteriukas. Beveik. Nu ką, pirmas ratas praeitas, kartosim 1, 2 ir 8 krepšius, kurių trūko, bet aišku žaisiu visą ratą. Ką, vėl pirmas krepšys, bandom daryti tą patį. Oi ne. Daugiai nesvarbu, tai viską raninam. Vėl antras krepšys. Vėl heksas. Atvirų reikia subirdinti. Vis tiek teks dar vieną ratą eiti. Turiu langelį birdžiai, bet per daug nesitikiu. Ne. Trečias krepšys jau birdintas, tai dabar sugalvojau dar vieną papildomą taisyklę. Tuos krepšius, kuriuos birdinau, jais raninsiu. Aišku, juos pabaigsiu žaisti iki galo, bet eisas arba žaibas suteiktų galimybę išbraukti vieną krepšį, kurio nepavyko birdinti. Tai bus tikimybė maža, bet you never know. Ir tas krepšys, zvonas, sranas. Jis ranas. Truput trumpas. Penktas krepšys. Transas. Sraninsim, bandysim. Handles, backhandą tai. Oi ne.
Šeštas krepšys, svarmas. Čia plačiau reiktų. Per plačiai. Septintas krepšys. Oi, per aukštai. Nu ką, aštuntas krepšys. Reikia birdinti šį kartą bent vieną krepšį per ratą, kurio trūko. Ne. Nu ką, ratas numeris 3, keičiam taktiką. Metam forehandą, pirmas krepšys. Gera pradžia. Gerai, vieną birdinau, 2 liko. Antras iš 2 likusių. Yra pirmas iš 2 likusių, antras krepšys. Zaunas gerai skrenda dabar. Bandom dar kartuką su zaunu. Nu, nepataikyk į nieką. Krepšiai. Čia trumpas. Ką? Ketvirtas ratas bus. Trečias krepšys. Eisas ir ištrinam antrą krepšį. Perstabiamas. Ketvirtas krepšys. Bandysim tiesiau atakuoti. Per nestabilus. Šeštas krepšys. Septintas krepšys. No. Aštuntas krepšys, būtų labai smagu šitą irgi užsidaryti. Liktų tik antras tada. Gal. Nu ką, liko antras krepšys. Ketvirtam ratui. Eisint pirmą, planas A eisint pirmą. Nereiktų žaisti antro. Planas B birdinti antrą. Užbaigiam. Planas C eisint, kol visai nesutemo. Pirmas krepšys, ketvirtas ratas. Let's go, uždarom challenge.
Oi ne. Planas A neišdegė. Antras krepšys, paskutinis krepšys nebirdintas šitam iššūkį. Su heksu bandom prasimest tą tarpą bent kartą. O taip, o taip. Tupk. Turėsim patą. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu vis dar žiūrit po antro rato, kaip visada, like, subscribe ant kanalo ir matysim kitam video.